Aukščiau būtų tik dangus. Ką? Nu, suteik man dar vieną šansą, ką? Kraujuje rasta alkoholio ir narkotikų pėdsakų. Aš neturiu kur gyventi. Prašau, aš jūsų pasiilgau. Aš šiaip nueisim namo, gerai? Svarinde, aš noriu būti tavo vienintelė, o ne viena iš daugelio. Ir nenoriu, kad tu dabar slankėtum paskui kiekvienas Jonas, supratai? Давай, кричу, краукis дай сваром еще, let's go! Babe, давай, let's go, давай! Seniai, išjung šitą muziką. Prašau, ausinės iškrito. Kas čia per šūdas, kam tu iš šito klausai šitas nesąmonės? Čia iš visų ne šūdas. Šitas muzonas man primena miglę, supranti? Tau reikia tą miglę pamiršti, tave atšila, ką neatsimenė, tau nedavė, kam tu jinai iš vis reikalinga. Jok narkimas man visai jau per gerklę eina ir tie komentarai apie miglę iš viso tegul jisai atsiknisa ir taip man labai padėjo. Tuo labiau, kad nedavė, jinai yra ypatinga, supranti? Jinai ne taip kaip visos kitos merginos, kurias tu duodi. Jinai yra graži, jinai šypsosi, jinai supranta mano humorą. Ir iš viso tu galėtum man padėti. Iš to padėsi, va, pamiršk ją. Pamiršti? Klausyk, aš tau padėjau su Agne, aš tau daviau būtą, aš tau daviau lovą, tau nereikia gatvėje nakvoti. Aš nutuk tavo knarkimo, tu klausysi mano muzoną dabar, seniai. Taip, va, aš dar dainuosiu. Nors balsas plikimo. Aš dar dainuosiu. Nors balsas plikimo. Jofana, kas tokio šūdo rytais klausosi? Tu tik gydy galvą. Man rodosi, aš įsimylėjau miglę ir man taip gaila dėl viso to, kas įvyko. Juk mes taip gerai sutarėm. Ir jį klausosi tos pačios muzikos kaip ir aš. Tokių panų tikrai retenybė. Nu ką, einam pašnekėsim su Ugne, gal jinai šiandien bus ramesnė. O, pala, Ugne! Ugne, tu kur susirauši, vaikeli, mano mielas? Atsikneskit, Ugne. Balasi, kai nežinau, kas, aš jums sakiau, dink iš mano gyvenimo. Kaip tu jautiesi, kur tu susirauši? Gerai, aš jaučiuosi. Nesilpna, man viskas gerai. Tu važiuosi su mumis, aš nevažiuosiu. Važiuosi. Aš nevažiuosiu pas ją, viskas. Ugne, su autobusu tu nevažiuosi, visi tavo daiktai jau sukrauti ir gyvensi su manim. Viskas. Iš tos skylės aš viską pervežiau namo. Viskas, Ugne, gana. Ugne, baig, viskas. Ugne, aš tavęs prašau, baig, nesispiriuok, einam. Nesikyčiu. A tu duoksi? Ką jie surinko mano visus daiktus? Gerai, aš nueisiu, grįšiu pas tą motiną, bet vien dėl to, kad atgal jos pasimčiau. Ugnė tik 17 metų. Jinai tik išėjo iš namų ir iškart pakliuvo į ligoninę. Mano kantrybė jau baigėsi. Tegul jinai klykė, rėkė, man visiškai neįdomu. Bet į tą landinę jinai negrįž daugiau niekada. Все, gana, atvažiavom. Pagyvenama savo galvą. Ir užtenka. Matom, ką turim dabar. Tegu dabar sėdi pas motiną, tai nors ramiai, kaip sakoma, bus apsaugoti nuo šitų negandų. Nes su ties draugais ir geruoju tikrai nesidės. Visiškas šūdas. Kas man vakar šovė į galvą? Norėčiau mirti iš gėdos, o dabar tai jau galutinai prisidirbau.
O kiek kartų lūžo tavo nosis? Iki šio ryto. O, pažiūrėkit, pasirodo mergaitė dar ant savo kojų gali pavaikščioti iš pavakar. Kaip jautiesi? Ai, nu kaip. Žiūrėk, aš turiu aspirino ir vandens, tau turėtų padėti. Žinau, gal mano skrandžiai jums nepatiko. Živilė. Bet vanduo taip tikrai gerai. Živilė, klausyk, tu užkast nori, davai mano sumuštį. Nu, kokį užkast rytas yra. Nu, ačiū labai, Gabrieliau, bet... Tik tos. Jo, būna dienų, visko pasitaiko žmogui ir suprantu, kad Živilė labai nori čia grįžti. Bet jeigu jinai čia atsirastų, taigi būtų trečias pasaulinis. Klausyk, mergaitė, kokį ten vakarį padarai, ten sugrįžimo tipo pasirodymą kažkokį, sugrįžtą, ne? Ne visai, nieko aš nenoriu čia grįžti, viskas, žodžiu, sorry, iš tikrųjų, kad prisidirbau, tai tikrai nežinau, kas man užėjo. Aš tikrai labai atsiprašau visų. Aš einu gal į vonę. Į kokią vonę? Vonė užimta. Aleksas su tučiu ten. Okay. Gal šiandien pasirūpinsiu, nes vis tiek. Ne, Gabrieliukai, guodai. Jum dar ne puikiai. Jum, ką? Mergaitė atrodo tikrai tragiškai, bet garantuoju, kad čia tik dar vienas jos spektaklis. Taigi jinai vargšė, jinai visada nori, kad jos kas gailėtų. O ypač Gabrielius, tas tai visada visais rūpinas ir lengviausiai užkimba. Blemba, aš nesuvokiu, jeigu jinai neturi Vilniui draugų, tai tegu mauna velniopis čia. Šis noriu, taip mes gyvenam, kad negali normaliai nusiskūs, nusimiršti. Reikėtų šito, judys, nuvalyk normaliai. Atleisai, tu taip nervuosi, tada jeigu nori būti toks ramus, tai kam leidi tokią popsovą muziką ir taip, sa? Šis, kur man aiškiai, kokią nori muziką tokį leidžiu. Mano namai, mano taisyklės, supranti, šis aš tai priėmiau kaip draugo. Jeigu kažkas nepatinka, gali vanės, nafik iš čia. Ten viskas gerai, aš visą... Ką, durnas, tu man visą veidą svariai? Atleis, va, žiūrėk, prisidėk turėtinio popieriaus. Prisidėk turėtinio popieriaus? Ką dar prisidėk pasakysi? Duokš man. Imk visą. Visą, man reikia atsidėk. Kažko tai man reikia. Arbatos galėjau užsidėti, šiaip labai padeda. Jo. Bet prašy šitą. Gerai, apsmyšti, iš viso irgi mižaliukai irgi. Negirdėjau. O kaip ten, pavyzdžiui, Myglė tavo gera, ne? Myglė? Ką darysi su savimi? Nieko, Myglė su manim šnekėti nenoriu. Ką, aš į serenadą ganėsiu ir nedainuoti, supranti? O ką, serenadas labai gerai? Galbūt ir padės, pavyzdžiui, darbe. Pavyzdžiui, darbe. Jo, galėsi nueiti, žinai, kur dirbanti, ja? Galėsi nueiti padainuoti į serenadas. Atleis. Ką tu šnekinė sąmonės iš viso? Dabar aš stokiu veidą prieš visus žmonės apsijuoksiu, tada eik pas šį. Ne, seniai, aš turiu idėją. Idėją. Kokią idėją? Aфигенная idėja. Aфигенная idėja? Alina, tikrai dar kartą sorry už vakar. Nežinau, kas man ten užėjo. Nieko, visiems būna, nusisuka fortūna. Bet taip gėda, žinau, man negaliu. O, Gabrieliau, ačiū už lovą. Labai žinau gerai, kad atsirado nauja pora. Tai viena lova daugiau visada. Živilė, tu supranti, apie ką jinai kalba. Mes su Laura dabar kaip ir... Jo, žinau, gali nesiteisinti. Visai nepagaunu, kodėl Gabrielius savo norų prasidėjo su Laura. Garantuoju, anksčiau ar vėliau vienas iš jų tikrai pasigilės. O nematėt, Ieva gal atsikėlė, aš jau norėčiau eiti ir dar su ją pašnekėti iš tikrųjų. Ne, kad Jo, šiaip labai būtų fainai, iš tikrųjų. Norėčiau, kad vėl Aš noriu susitaikytume. atsiprašyti, Jo labiau, kad jinai apie tą debilą Leo, žinai, nieko gero nebegalvoja, ten su juo neapsimoko nieko. Bet esi asalsas. Aš tikrai žinau, kad nepakeisiu to, ką jau padariau su Leo, bet bent jau norėčiau Ievos dar kartą atsiprašyti ir tikiuosi, kad jin pagaliau mane išklausys.
Patikėk, žinokit, koks Leo tikras debilas. Nu, aš aišku džiaugiuosi, kad jisai man suteikė, žinai, šansą pagyventi ir priėmė viską, bet aš pamačiau jo tikrąjį veidą, jis visiškas paranoikas. Jisai vieną dieną lenda prie manęs, kitą dieną jau, žinai, vos nevėja. Bet, prasme, yra kažkoks košmaras, žinokit. Aš noriu greičiau iš ten nežintis, greičiau susirasti kažką tai... Bet žinok, aš tau padėsiu, gal paklausinėsiu, Hikebrosi pigių vietų žino. Serviso Hikebra kažkaip pigiai gyvena, tai gal ir tau kažkas suveiks. Ačiū, Liūna, tau. Žiauriai skaudu, juk čia buvo mano namai, aš taip norėčiau dar čia gyventi, o dabar turiu su to lochu Leo gyventi, bet tikiuosi, kad tai ilgai nesitęs. Sorry, žinau, kad nelabai gali čia apsigyventi, nes jie vis dar, žinai, nesusitaikyti, tai išdurnėtų, jeigu tu čia apsigyventi. Bet aš tai norėčiau, kad grįžtų. Būtų labai rimtai. Aš irgi norėčiau, bet tikėkime, kad kada nors išsispręs šitą situaciją. Ate. Iki. Ate. Čia, Gabrieliu. Nu ką, su ta gaida perlaužėm pasurelį. Einam? Pasurelį? Bet žiūrėk, Živilė, aš čia nebegyventi ilgai, ar ne? Tai jo, jau senai suskaičiuotas laikas. Pala, nuo kada Leo sprendžia, kas čia gali gyventi, kas negali gyventi? O tai tipo, jinai nelaikinai čia. Pala, klausyk, o tu nenori apsirengti? Čia šiaip yra svečių pas jūs. Ar čia planuoji kokį striptizą mums pašokti, mergaitę, ką? Klausyk, mažvaikė tu. Ko tu mano namuose, tai prikask liežuvį tu, gerai? Ir iš vis, makulatūros dalintoje gatvėm išmirinėjai viską, o įsivaizduojam didžią dainininkę, kad nori tapti. Ir reikia tau tai visą laiką, ne? Su kiekviena biškį reikia pakastą, ne? Klausyk, kuo toliau, to pas tave jos kvailesnis ir kvailesnis. Ką tu žadi su šitą princesę daryti? Nu, protą temdį, po tavęs nieko geresnio negaliu susirasti, matai. Ką žinau, ką aš veikiu, pats nesuprantu. Klausyk, mergelė, pradėk mąstyti, ką darai, elkis protingai, metėjai mokslus. Prie ko prives savo tas gyvenimas su tais žmonėmis, narkotikais, svaigalai? Prie gatvės? Žinai, kad tie žmonės, bet žmonės, kuriais aš noriu gyventi, o ne... Kokie ten žmonės, kur tu ten žmonės matei? Ten geriau negu čia susišiktam moterim. Kaip tu dabar šneki su savo artimais žmonėmis? Ar tu pat pagalvoji, kaip tu skaudini artimuosius motiną ypač? Ir kai tu ligoninėj gulėjai, tu žinai, kaip nejautis tada? O Dieve, ten nieko blogo neatsitiko. Ai, nieko blogo ten nebuvo, biški tu išgėrei. Nieko sau biški, klausyk, tu be plionkės apšė gulėjai. Komai buvai. Ir dar gal šito, gal šešišo prisiryjusi. Nu gerai. Klausyk, aš tau uždraudžiu tokią biotiną publiką pamai bendrauti. O ypač to narkomanų Ignu, kuris save privedė prie tokios situacijos. Tu iš vis to Igno net nedraskyk akių. Aš žinau ir nenoriu aš žinoti jo. Nu gerai, nu nežinau. Kam gerai, kas čia gero, stop. Kur tu eini? Tu mane. Niekur tu neisi. Mane. Jie neturi teisę su manim taip elgtis, aš tikrai skambinsiu policijai. Kaip man jį atvesti į protą? Ką man daryti? Dar truputis ir aš ją pradėsiu vadinoti toj diržu. Aš žiauriai jaudinuosi, aš bijau, kad man gali nepavykti ir gali jai nepatikti. Labą dieną, gal galima Miglė būtų? Miglė, kas pas tave? Saldė naktis, į miestą pasitraukė. Čia per cirkus darai. Kažkur. Keliauk čia. Nu jo, tai buvo taip netikėta. Miglė, nu prašau, išklausyk manęs. Miglė, prašau, išklausyk, aš myliu tave. Miglė, nu prašau. Miglė. Aš tavęs prašau. Все, finita la комедия.
Ugnė. Ugnė. Ar galim normaliai pasišnekėti nors kartą, Nu kas yra, klausyk, tu man paaiškink, kodėl tu taip elgiesi, tau 17 metų, merga jau suaugusi, tu daugiau anksčiau nebuvai. O Dieve, tu net pats pasakosi, kaip ir tu anksčiau rūkydavai tą žolį. Jo, aš kažkada jaunystėje irgi dariau, ką norėjau. Ir tikrai prie gero tai neprivedė. Mano laikais ir pagundų buvo mažiau. O dabar jaunimui visas galimybės susikadinti gyvenimą per kelias dienas. Tu net nežinai, kokia aš anksčiau būdavau. Taip, nežinau, sorry, yra kaltė mano čia taip. Kai pradėjome bendrauti, tai prasidėjo problemas visokios. Tai, klausyk, iš motinos norėjai pabėgti į tą būtą. Taip, mokslas metėjai. Apsivogiai, pagauta buvai, vagiant. Dar ta ligoninė su tais narkotikais. Prie ko tu? Aš pati žinau, ką aš darau ir visą kitą, kad dar čia man aiškinais kažką. Aš suprantu, kad pas tave savaitę sugišta buvo, Statomo parkas, ten meilės, seilės. Bet klausyk, jisai bakūras neblogas, bet ko tu su to Ignu susidėjai, tai visiškas atmaroskas jisai yra. Neklausinėk, aš pati nežinau. Klausyk, Ugnė. Vienintelis variantas teisingas yra, tau čia likti gyventi. Su manim su motina. Aš kito nematau varianto. Aš noriu tau tik tai gero. Ir tu turi tai suprasti. Nelabai tikiu, kad jinai čia kažką tai suprato. Bet gal kurį laiką jinai bus rami. O mums tikrai reikia dabar visiems ramybės, ypač draivai. Ar gali man pažadėti, kad tu baigsi šitas nesąmonės ir patrauksi rankas nuo narkotikų? Aš noriu, kad tu man pažadėtum. Gerai. Aš turiu žinok eiti. Pažadėk dar kas. Žiūrėk man į akis. Jo, pažadu. Gerai, žiūrėk man. Jo, viską supratau. Jie čia nori laikyti mane uždarytą, kol patys nepadvies arba aš nenumirsiu. Ką tu savo galvoji su tokiais koncertais? Tu mane apkvailinai prieš visus kolegas. Ką aš dabar turėsiu teisintis savo drakoniai šefiai? Aš maniau, kad mes praeitą savaitę viską išsiaiškinom. Tai buvo debiliškas sumanimas. Taipiausi kaip koks minėdas, kol neišfutbolino. Ir nafik aš klausiau to Alekso. Aš atsiprašau. Aš galvojau, kad tu kitoks, bet... Aš ir esu kitoks. Paprasčiausiai, aš negalėjau atlaikyti spaudimo, tu supranti, mane spaudė. Su savo dainuškom viską sugadinai. Aš atsiprašau. Man tai draugas patarė, tu supranti, aš būčiau gėlės atnešęs. Aš žinau, man pačiam gėda. Tu negalvoji, negėda, eičianas prieš žmonės, ne prieš tavo direktorę, prieš tavo draugus, klientus, pasako tokius dalykus, dainuot. Man gėda, aš myliu vien tik tai, aš gėdą numešiau iš šalim. Aš viskas dėl tave, supranti? Aš myliu tave ir man nesvarbu niekas kitas. Aš noriu būti su tavim, aš noriu bučiuoti tavim, aš noriu, kad... Myliu tave, supranti? Tai reiškia, kad tu man atleidai? Tai reiškia, kad tu važiuosi su manim namo? Taip. Tai uždarysi ragainę. Ir nuvažiuosiu pas mamą ir atvažiuosiu pas tave. O kas čia? O čionais nieko tokio. Miglė klientai. Iki vakar. Negaliu patikėti. Aleksas buvo teisus. Dainuškė suveikė. Miglė man atleido. Viskas dabar čiki. Vakarė susitinku ir daugiau jokių prikolų. Ačiū. O, papa, jau vėl balandėlis susibėgo. Negaliu patikėti, ką tu čia veiki? Gali davai varyti čia ir netrukdyti. O, come on, dabar dėl to, kad aš tave atstumiau, jau ieškai pagalbos pas Ievą, ar ne, paguodos? Tu atstumiai? Kada aš prie tavęs lindau, kad čia šnekydavai? Ką tu čia šneki? Tu lindi prie manęs kiekvieną dieną, neįmanoma čia su tavim gyvens. Pabučiuot bandai, ką nebandai? Eizikė, tylėk, užstelk, uždaryk tas siurblis savo. Tu neaiškink man, Ieva, nebūk tokia kvaila. Davai, varai. Kištis yra savo reikalus. Ar gali man leis gyventi savo gyvenimą, taip kaip aš pati noriu? Ieva, bet tu esi naivi, tu nematai, kad jis tai galvoja tau. Paklausyk
mergaitės, tu savo smegenų paklausyk, gerai? Neturi ką veikti. Jeva, kaip tu gali būti tokia naivi? Neturi ką veikt. Nelys prie manęs, gerai, neturi ką veikti. Eini į savo kambarį, svetainį ir Jeva, varai. tu atsipeik, tu verksi kruvinom ašarom, paminėsi mano žodžius. Švis pasaros. Negaliu patikėti, po viso to, ką Leo Jevai padarė, jinai vėl jam atleido ir leidžiasi mulkinama. Aš kažkaip jau pradedu abejoti Jevos protiniais sugebėjimais. Tu ką iš tikrųjų išeini? Ugnes tok, sakau tau. Bye, mamytė, viso gero. Ar tu durnas, palauk? Ar baisu, klausiu, ką? Klausyk, aš pagalvojau, man apsimoka važiuoti namo, aš lieku pas tave šiandien. Klausyk, nežinkit iš čia, kad aš jas nematyčiau. Supratai? Ar tu supratai? O, papa, jau vėl balandėlis susibėgo. Negaliu patikėti, ką tu čia veiki? Gali davai varyti čia ir netrukdyti. O, come on, dabar dėl to, kad aš tave atstumiau, jau ieškai pagalbos pas Jevą, ar ne, Tu paguodos? atstumiai, kada aš prie tavęs lindau, kad čia šnekydavai? Ką tu čia šneki? Tu lendi prie manęs kiekvieną dieną, neįmanoma čia su tavim gyvens. Pabučiuot bandai, ką nebandai? Eizikė, tylėk, užstil, bla, uždaryk tas jūrblį savo. Tu neaiškink man, Jeva, nebūk tokia kvaila. Davai, varai. Kištis į savo reikalus. Ar gali man leis gyventi savo gyvenimą, taip kaip aš pati noriu? Jeva, bet tu esi naivi, tu nematai, Tylėk ir kad paklausyk jisai mergaitės, meluoja ką sako. tau. Davai, varai. Paklausyk mergaitės, tu savo smegenų paklausyk, Neturi ką gerai? veikti. Jeva, kaip tu gali būti tokia naivi? Neturi ką veikt. Nelys prie manęs, gerai, neturi ką veikti. Eini į savo kambarį, svetainį ir Jeva, varai. tu atsipeik, tu verksi kruvinom ašarom, paminėsi mano žodžius. Švis pasaros. Negaliu patikėti, po viso to, ką Leo Jevai padarė, jinai vėl jam atleido ir leidžiasi mulkinama. Aš kažkaip jau pradedu abejoti Jevos protiniais sugebėjimais. Kas čia vėl varka? Ką jinai vėl šneka? Taigi durą patyrė, žinai, pavydas senas keliu. Pavydai, nailė, o... Ta pavydai. Viskas nekreipnėms, gerai? Živilė greitai dings iš Leo buto, o tada tikiuosi ir iš Vilniaus, ir iš visos Lietuvos. Ko tau čia reikia, snargly valingdavai iš? Ugne! Kokie ugniai? Ugne! Nėra ugniai, čia tau jokios valingdavai pasakiau. O, sveikas, pagaliau atėjai. Ugnė? Ugnė, ką tai reiškia? Mes juk susitarėm, tu dar nepasimokėjai? Mes ką susitarėm, man tave vėl ligoniniai lankyti? Nu, tu nejuokink. Tau maža buvo tavo savarankiško gyvenimo? Aš tes klausiu, Ugnė. Nejuokink žmonių dar. Ugnė, aš tau pasakiau. Mamytė, baigėt? Ar pasiruošęs vėl? Aišku, Ugnė, tik pabandyk. Ugnė, tik pabandyk. Tu ką iš tikrųjų išeini? Ugnė, stok. Ugnė, stok, sakau tau. Bye, mamytė, viso gero, malonu. Bla, jinai vis labiau mane stebina. Ką jinai galvoja rimtai, kad aš čia pasiliksiu? Nu tai ką man daryti? Skambinti Jonui, kad jisai gal bent susitvarkys su tuo degradu narkomanu. Sveiki, čia dėl to 2 kambarių pusės. Ai, ten 20 kvadratų. Bet 1000 litų už 20 kvadratų. Ne, eik, nenoriu šnekėti ir matyti. Netrukdyk, aš renkuosi būti. Žinai, ką pasakiau, eik iš čia. Kodėl jie pasakė, kad tai lindu prie tavęs? O tai palauk, čia neteisybė? Kad tu negali girdėti tiesos? Bet žinok, jinai tokia naivi, tokia kvaila, kad jinai manim netiki. Tai gali būti ramus.
Viso gero. Netiki, sakai? Dėl šito šūdo jinai išėjo iš chatos ką tik. Tau atrodo tai normalu? O tau atrodo normalu taip elgtis? Meluot visiems. Ką tau atrodo normalu? Eini iš čia, negaliu į tave žiūrėti. Eini iš čia. Ką? Aš savo chatai stoju čia ir noriu. Ką? Toks šlikštus. Tu iš vis, tu net ją rimtai net nežiūri. Tu juk negali nieką rimtai žiūrėti. Tu esi supuvęs, neturi jokios moralės. Tu neturi jokios sąžinės. Nieko. Esi šlikštus. Iš vis nežinau, kaip tave šitą žemę nešioja. Kaip mane žemė nešioja? Aš tau parodysiu, kaip mane žemė nešioja. Leo, gal tu... Kas yra? Kas yra? Tu net nepažįsti manęs. Tu nepažįsti manęs. Tu man nieko negali sakyti, suprantai? O jeigu nedings iš mano gyvenimo, iš to miesto, iš tos chatos, va tada suprasi, kas yra. Atstok, Leo, paleisk. Paleisk. Baisu? Ar tu durnas, paleisk? Ar baisu, klausiu? Ką? Leo. Kas čia vyksta? Tu lovas jau pradėjai mušti, ką? Mane, varyk iš chatos. Varyk, pasakiau. Greit, dink. Kaip tu? Viskas gerai? Nu, aš jį mačiau visokį, kartais jam užplaukia, visko pridaro, bet dažniausiai susivauda. O šį kartą, nu, aš nežinau, kaip būtų pasibaigę, aš nebūčiau užėjus. Ką jisai daro? Aš iš vis buvau šokiruota, aš pagalvojau, kad yra kitas žmogus, aš jo visiškai nepažįstu. Pastebėjai, kad batų kiekis koreliuoja su smarvė kylančia iš kampo. Čia Pirsonas Pirmano koreliacija. Smarvmano. Bajeristai, galit jau trauktis, noriu valyti. Greičiau. Nu tai ką tu ant batų valys? O, kur buvai pradingusioji? Tai nei labas, nei nedanė. Ne, mes batom teisintis. Labas. Kur buvai? Nu, ne jūsų reikalas. Bet jei jau taip įdomu, tai pasliauk. Ne, blemba, Ieva, po tiek, kiek tau pridirbo, tu vėl pasibuvai nusivilkus? Jinai meluoja. Tu tiek durna nebūtum. Nesi tokia kaušė, kad... Aš Ieva buvau pas Leonardo, taip, tiesa. Betgi Živilė tau sakė, kad jis yra psichopatas visiškas. Čia Ieva, o čia tikrovė. Prasilenkė. Aš nežinau, kaip Leo plauna jai smegenis, bet jaučiu Leo išsivartytų, net jeigu Ieva jau užtiktų kokiai orgijai. Tu nesiklausai, ką tau sakė Živilė, jin tau gero nori, o tu neklausai jos, taigi jisai debilas paskutinis, kaip jisai elgėsi. Tu niekaip to klasi nematai, kas vyksta. Jinai man gero nori, ne? Tai tiek, kiek aš čia ašarų išliejau, čia pofik, čia irgi gero norėjo. Lygiai taip pat kaip ir dabar turbūt nori gero. Tiesiog užpavydėjo turbūt ir priešnekėjo vėl nesąmonių. Aš čia netikiu ir netikėsiu. Įsisąmoninkit tą dalyką. Jo, visi meluoja, tik tai Leo teisus. Ne, čia ne prie ko dabar yra Leo. Esmė yra Živilė. Ir kai jinai išsikraustys iš Leo, aš tikiuosi, kad jinai dings iš visų mūsų horizonto, taip? Ką, jį vėl atleido tam lopui? Aš nesuprantu, kaip reikia būti tokiai tūpai, kad vėl viską pradėti iš naujo. O apskritai, jūs draugavot, ar ne? Kas nors kišasi į jūsų santykius? Ne, tai nesikiškit ir mano po galais. Nu, sorry, jis tai bent ne psichopatas. Kiek galima, tą patį per tą patį, kiekvieną dieną, Leo toks, Leo noks, kada jom atsibos? Kaip jos nesupranta, aš jį myliu, aš jį pažįstu ir aš būsiu su juo, taškas. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. Aš, pala, kas čia dabar su tom rankom darosi, išlaikyk vietojas. Ugnė, kas yra? Kas yra tau? Ko tu čia? Nusiramiai. Nu, aš kraunas daiktus. Ugnė, tu ką tik po ligoninės. Nu, tai kraunas daiktus. Tu reikia gulėti, aš sugalvojau tave truputį paslaugėti. Žiūrėk, Ugnė, davai, pagulim truputį, tu reikia atsigulėti. Nenoriu, aš jau atsigulėjau ligoninėje, ačiū, viskas. Žiūrėk, mes televizorių... Ko tu čia glostinėjai mane, atstok? Ugnė, kas yra? Kaip kas yra? Bet tai, žiūrėk, aš tau gyvybę išgelbėjau, tu ką negali man atsidėkoti, aš tik prašau tavęs truputį pagulėsiu tam manim. Tik truputį pašnekėti, duok man šilumos. Pala, tai gerai, ačiū, ten išgelbėjai gyvybę, padėjai ten pabėgti nuo tos mamos. Viskas, nu tai aš čia nesiruošiu gulti su lovą su tam, kad ten kažkada buvo baliui, ten kažkas prisigėrus, tai nereiškia, kad mes čia draugavome. Žiūrėk, Ugnyte, kodėl tu tai drastiškai? Aš tik noriu su tavim pabūti, aš tik noriu su tavim praleisti laiką. Tai aš matau, ko tu nori iš manęs. Bet tai,
Pažiūrėk, tu bent jau man į akis, aš nesuprantu, Kas yra? Aš kraunuosi daiktus. Kas yra? Tu man trukdai krautis daiktus. Viskas aš pasakiau. Tu man tiesiai pasakyk, tau Tomas patinka, ar ne? Nei Tai tu tu mano man, mamai nei pasakyk. Tomas nepatinka ir man nei vienas nepatinka. Viskas. Gali eiti, ačiū. Bet Ugne, klausyk, Viskas, aš nereikia klausyk, man. Ugne, taigi... Eik, viskas, iki. Užsimanė, matai. Dieve mano, aš nesuprantu, kas jai darosi. Jie gal pamalėsas ar kas jai dabar darosi. Tai jinai nori, tai nenori. Tai ką man dabar daryti? Nu nebūtų moteris, nu. Labas, šiaip. Kaip dabar žiūrėjai? Viskas gerai? Kaip darbe? Irgi gerai. Gerai, tai viskas labai gerai, prašom. Žiūrėk. Čia laukia tavęs. Kažkas tai. Na jo, gražu. Gražu? Prašom. Savo šitą. O, Migilė, labas. Labas. Tuoti? Prašom. Prisėsk. Nejauku buvo šiandien kaip lėlį, bet kaip mielą. O taip, pagaliau, kažkas mane įvertino. Nieko nėra geresnio, kaip girdėti komplimentus iš savo svajonių moteris. Gal ir niekada tavo lova? Nu, aš tau sakau. Žiūrėk, jeigu dar arčiau prie tavęs priglūščiau. Iš viso? Super. Gigantiška. Klausyk, aš pagalvojau, man apsimoka važiuoti namo, aš lieku pas tave šiandien. Pas mane? Gerai. Nakčiai? Aš gerai, tik tai palauk sekundėlę, gerai? Bet dabar jau viskas, aš nebetikiu nei jais, nei ją, aš noriu būti tik tai su tavim, noriu tos naujos pradžios, ar ne? Klausyk, nežinkis iš čia, kad aš jas nematyčiau. Supratai? Ar tu supratai? Iš tave. Labas, šiaip. Kaip dabar žiūrėjai? Viskas gerai? Kaip darbe? Irgi gerai. Ir gerai, tai viskas labai gerai, prašom. Žiūrėk. Čia laukia tavęs. Kažkas tai. Na jo, gražu. Gražu? Prašom. Savo šitą. O, Migilė, labas. Labas. Tuoti? Prašom. Prisėsk. Nejauku buvo šiandien kaip lėlį, bet kaip mielą. O taip, pagaliau, kažkas mane įvertino. Nieko nėra geresnio, kaip girdėti komplimentus iš savo svajonių moteris. Gal ir niekada tavo lova? Nu, aš tau sakau. Žiūrėk, jeigu dar arčiau prie tavęs priglūščiau. Iš viso? Super. Gigantiška. Klausyk, aš pagalvojau, man apsimoka važiuoti namo, aš lieku pas tave šiandien. Pas mane? Gerai. Nakčiai? Aš gerai, tik tai palauk sekundėlę, gerai? Jo, tai yra tas ženklas, apie kurį Aleksas šnekėjo. Pagaliau jį pasiruošus. Taip. Tikrai taip. Jau nori senė pats sosa. Dėk į šiąnakt ant sofkutės, gerai? Jeigu Jonas kažką tai sakys, sakyk. Tu ties kaltas, tu viską įspręs. Gerai. Senį pralaužk lietus. Nu, jeigu reikia, tai reikia. Tegul tik nepersistengia, nes vėl ridikulitas jam grįž. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Nei, kaip čia fainai. Iš viso taip romantiška, pagaliau mes dviese. Ta prasme, aš tokia laiminga. Aš net pasididžiuoju savim, ką aš čia padariau. Ir pagaliau nieks nesproto vėl, ne? Taip. Jau visi ten...
Nežiūrėk. Nesvarbu, kur vedu, svarbu, kad vedu. O, papa, šampanas. Ir niekur, kur laukęs, kur nelaukęs, aš jį įpilsiu. Prašau. Tai koks šiandieną tostas? Ne tostas, atsiprašymas. Supranti? Nes jau tiek laiko praėjo, kai aš nebegaliu atgalvoti apie mus. Supranti, viskas tas, kas praėjo. Ne man. Aš noriu būti su tavimi ir supranti, jeigu suteiki man vieną šansą, dar įvyks viskas. Ne, aš iš tikrųjų labai pikau ant tavęs dėl Živilės. Živilė nepraeitė, supranti? Bet matai, aišku, didelę įtaką padarė buto gyventojai, jų manipulacijos kažkokios ir taip toliau, bet dabar jau viskas, aš nebetikiu nei jais, nei jie, aš noriu būti tik tai su tavim, noriu tos naujos pradžios, ar ne? Už naują pradžią? Be pabaigos? Čia nuo tavęs daug priklauso. Čia viskas taip romantiška. Aš iš tikrųjų taip džiaugiuosi, jog daviau jam antrą šansą. Tokia įsimylėjusi dar nebuvau gyvenime. Manau, dabar porą dienų reikia palaukti, kol Dagnė atvės, tada gal bus galima grįžti. O Ieva, tegul galvoja, kad aš noriu romantikos. You don't mean nothing. What we got no hold on me. But when you're not there, I just crumble. I tell myself I don't care that much, but I feel like I die. Labas, tėvai. Tėvai? Koks aš tau tėvas? Klausyk. Nežinkis iš čia, kad aš jas nematyčiau. Supratai? Ar tu supratai? Paskambino man Daiva ir pasakė, kad Ugnė pabėgo. Man neužknys, aišku, šitie važinėjimai visi. Bet aš kitos išties nematau. Kiek reikės, tiek ir lakstysiu. Neleisiu jai nusiristi iki bedugnės krašto visai. Ugnė, kodėl tu taip ilgiesi, ką? Kodėl pabėgai? Jau gitarėmės, kad gyvensi pas mamą. Kas čia vėl atsitiko dabar? Pagirdė, Ugnė. Kodėl tavo pasikeitė toks elgesys kardinaliai? Visai nesusitariu. Gerai, taip, tu suaugusi, taip, tu nori gyventi atskirai. Tiek to, gali čia likti. Bet tada viena sąlyga. Iškeliu vieną sąlygą tau. Kad jokių čia narkotikų, jokių čia alkoholio nebus šitose namuose. Užtenka čia šitų balių festivalio, klausyk. Nusirysi paskui negrįžtamai. Ar gerai? Ką? Ugnė, nors susitarėm, ką? Gerai. Pažadėk. Pažadėk. Pažiūrėk mane akis, pažadėk, Ugnė. Pažadėk. Aš tikiuosi. Iki. Jo, jokios žolės, jokio alkoholio, jokio sekso. Kažin jis pats patikėjo, ką pasakė, ar ne? Nu ką, vėl tėvelis buvo pamokslą ties skaityti. Jo, tai viskas. Žodžiu, mažiau parinkis, im geriau išgerk kartu su manim, pataisysim tą sveikatą. Ne. Nu ką nenori, ką gersi viena kaip alkoholikė kokia? Agirdė. Dai, negerai čia gausi tą ligoninę, bet išmokysiu tą normaliai gerti, svarbu nemaišyk.
Čia žiegrynas. Nu, truputį, už sveikatą. Nu ką, pagaliau namie. Iš tave. You're never going out of style. Ooh, pretty baby, this world might have gone crazy. The way you save me, who could blame me when I just wanna make you smile? I wanna thrill you like Michael, I wanna kiss you like Prince. Let's get it on like Marvin Gaye, like Hathaway. Write a song for you like this. You're over my head, I'm out of my mind, thinking I was cool in the wrong time. One of a kind, living in a world gone plastic. Baby, you're so classic. Baby, you're so classic. Baby, you're so classic. Oh, a dozen roses, anything for you to notice. All the way to... Tūti, dabar aš nieko negirdėsiu ir nieko nematysiu. Taip kad pavaryk už visus Lietuvos vyrus. To be living like there's only me, but now I spend my time thinking about a way to get you off my mind. I used to be so tough, never really gave enough, and then you caught my eye, giving me the feeling of a lightning strike. Look at me now, I'm falling, can't even touch this stuttering, this crowd of mine keeps shaking. Now, all I wanna be, all I ever wanna be, is somebody to you. All I wanna be, all I ever wanna be, is somebody to you. Everybody's trying to be a billionaire, but every time I look at you, I just don't care. 'Cause all I wanna be, all I ever wanna be, is somebody to you. I used to run around, didn't want to settle down, but now I wake each day looking for a way that I can see your face. Aš labai tikiuosi, kad sargių galiojimo laikas nepasibaigė. O kiek ten jie galioja? Kokia aš pavargusi. Taip geras tavim užmigti. Nu netikiu, negali būti tokia myglė nusikalus. Nu taip nebūna. Ką? Užmigt prisiglaudęs? Aš nenoriu užmigt prisiglaudus. Aš noriu meilės. Kas čia, kažkoks Titanikas? Ne, ble. Ką tu visiškai kvailas, nesupranti, kad jinai atėjo tik dėl manęs, kad mane paerzin. Kas? Tu nematai, kas man yra? Tu palies mane, aš visas karštas, aš to įsproksiu, aš degu, man per ausis viskas dega, aš jau negaliu kentėti, aš negaliu laukti. Savo planus pakeičiu dėl tavęs, o ką tu?